Mano tas pranešimas susideda iš tokių dalių. Šiek tiek papasakosiu apie europinį kontekstą, kas vyksta aplink mus ir šalia mūsų ir pas mus. Pakalbėsime apie uždaro ciklo technologiją, kuri vadinasi CTS, skaitmeninė etiketė. Na ir pasinaudosiu progą priminti tokius nesenstančius dalykus, klasiką ir šiek tiek apie informacijos šaltinius. Ir žinoma, tikiuosi iš jūsų reakcijos, pastabų, klausimų, replikų. Tai pradėkime nuo tokio juokelio. Čia iš tikrųjų yra karikatūra, bet kiekvienoj karikatūrai yra krislas tiesos. Esmė yra tokia, kad čia kalbama, kad JAV ir Kinija konkuruoja tarpusavyje dėl dirbtinio intelekto įrankių, o tuo tarpu Europa džiaugiasi sugebėjusi pritvirtinti prie buteliuko kamštelį. Čia toks juokas yra. Iš tikrųjų, kiekviename juoke yra krislas tiesos, tai kad 1990 metais visos inovacijos, kurios atsirasdavo Europoje ir tik po to pasklisdavo po pasaulį, sudarė beveik 34%. 2010 metais tokių liko tik tai 16. Tai mes labai buksuojame su atradimais, inovacijom ir su naujovėm. Ir šitą diagnozę Europai nustatė Mario Draghi prieš porą metų paskelbdamas tokią ataskaitą ir, sakykime taip, kaip koks daktaras diagnozuodamas Europos ligą. Ir baigiamasis sakinys buvo toks, kad jeigu mes to nedarytume, tai yra investicijos į inovacijas ir naujus mokslinius sprendimus, tai mūsų laukia lėta agonija. Ir iš tikrųjų 24-29 metų Europos komisijos moto nebėra žalias kursas, bet yra Draghi kursas arba ES konkurencingumo ir inovacijų kursas. Kaip jūs matote, kad ES produktyvumas kyla tik 0,02% kasmet, kai kitose regionuose 2%. Ir kaip jau sakiau, kad norint net nepralenkti, bet pasivyti kitus regionus, reikia kasmet investuoti apie 800 milijardų eurų, tai yra 5% ES BVP. Ir dar kitas yra tikslas ir siekis sumažinti biurokratiją. Mažoms įmonėms sumažinti 35%, visiems kitiems 25%. Yra įvedamas teisėkūroje toksai pratimas, sakyčiau taip, realybės patikrinimas. Angliškai skamba reality check, nes ant popieriaus galima prirašyti daug įvairių dalykų, bet praktiškai jie neveikia arba yra neįgyvendinami. Turbūt vakar, kas žiūrėjote LRT televiziją, girdėjote, kad ASM vadovas Misiūnas pateikė tokius skaičius, kad kasmet biurokratija, ta tokia tikroji biurokratija, vilkinimas sprendimų, nelogiški sprendimai Lietuvai kainuoja 5 milijardus eurų. Ir čia greičiausiai ne apie žemės ūkį ir tikrai ne apie augalų apsaugą, čia turbūt susijęs su leidimais statyboms ir visais kitais dalykais, bet iš tikrųjų, jeigu mes būtume racionalesni priimant sprendimus, tai mūsų gerovė, mūsų biudžetas pasipildytų 5 milijardais eurų. Tai tikrai nėra mažai. Kalbant apie augalų apsaugą, noriu Jums priminti senus duomenis. Tai yra nuo 1994 metų iki 2020 veikliųjų medžiagų nuo 987 sumažėjo maždaug iki 350. Ir jeigu mes pažiūrėtume tą išskaidymą jau nuo 11 iki 24 metų, tai nežinau, kiek čia jau matosi, bet nuo 2019 metų ES nebuvo užregistruota nei viena veiklioji medžiaga, nauja veiklioji medžiaga. O visi lūkesčiai ir norai, kad viską mes išspręstume biologiniais produktais, sudužo.
sakykime taip, biologiniai produktai turi labai didelį potencialą ir jie pirmiausia turi tą potencialą uždarose erdvėse kaip šiltnamiai, kur yra reguliuojama drėgmė, reguliuojama temperatūra, galų gale nuspėjamas ultravioleto kiekis. Tai yra didžiulis potencialas, bet šiandien biologinių produktų statistika irgi yra neigiama. 8 produktai ES užregistruoti, 11 uždrausta. Tai situacija nėra labai džiuginanti ir mes iš dalies priklausome nuo importo iš kitų regionų. Turbūt visi čia suprantam, kad ryžių, kakavos, kavos, bananų mes neužsiauginsim. Čia mes 100% nuo šitų prekių priklausom importo, bet yra tokie dalykai kaip pomidorai, vaisiai, daržovės, netgi rapsų ir garstyčių aliejus, mes irgi pakankamai didelį kiekį šitų produktų importuojame. Tai kaip šitos reikaliukus spręsti, tai visą gyvenimą žmonija vystėsi nuo paprastesnių technologijų link sudėtingesnių. Ir jeigu mes pasižiūrėtume 1960 metus, kada atsirado cheminiai augalų apsaugos produktai ir iš principo pamaitino pokarinę Europą, tai iki to praėjo labai daug laiko ir atsirado tiek tikslieji metodai, tiek skaitmeniniai sprendimai, apie kuriuos šiandien pašnekėsim. Ir netyla kalbos vėl apie GMO, nors aš šiek tiek pašnekėsiu ne apie GMO, bet apie New Genomic Technique, naujus genetinius metodus, kur irgi yra ilgas diskusijų kelias ir dar vis Europa neapsisprendžia. Čia iliustracija to, ką aš jums sakiau, kiek mes daug pažengėme nuo 1960 metų. Čia turbūt jūs visi esate specialistai ir tik užmetę akį įvardintumėt kokius 5-7 pažeidimus. Šitoj realioj nuotraukoje, kur nuotrauka daryta Prancūzijos vynuogyne, žmogus ruošiasi purkšti vario junginiais vynuoges. Tai turbūt nereikia aiškinti, kiek mes daug nuo to laikotarpio pažengėm ir jau dabar tokių vaizdų pas mus nebėra. Kuriamos yra naujos ir inovatyvios molekulės, bet procedūra yra ilga ir brangi. Ir jau kaip, sakykime, mokslo etapas baigtas, tam, kad veiklią medžiagą užregistruoti, yra atliekama apie 40 įvairių tyrimų ir surenkama 5 metų mokslinių tyrimų apžvalga padaroma, duomenys surenkami. Jeigu pasiseks visą šitą dokumentaciją sutvarkius, sprendimas bus priimtas per 6 metus, bet taip nėra buvę. Dažniausiai registracija užtrunka 10 metų, gal ir daugiau. Ir tai kainuoja tas registracijos procesas ES su visais tyrimų kaina apie 10 milijonų. O bendra išradimo kaina gali siekti 200 milijonų. Taip atrodo veikliosios medžiagos dokumentacija ir aš galiu pasakyti, kad jinai šiek tiek ta nuotrauka yra senstelėjusi. Čia jeigu suskaičiuotumėt būtų per 80 bylų, juose yra tyrimo ataskaitos, bet šiuo metu jeigu pagal dabartinius reikalavimus atlikti tyrimus, tai tų bylų turėtų būti daugiau nei 104. Ir pasiremsiu kolegų Prancūzijoje atliktą apklausą. Apklausa buvo atlikta 2024 metais ir žmonių, praktikų, ūkininkų klausė, kaip jūs spręstumėt veikliųjų medžiagų trūkumą. Tai didžioji dalis samdytų išorinį rangovą, kuris su skaitmeninė tiksliaja technika išspręstų jų problemas, kiti patys investuotų. Ir gana nemaža dalis pasisakė, kad atsisakytų auginti vieną ar kitą kultūrą ir kiti sutiktų prarasti dalį derliaus, jeigu nebūtų augalų apsaugos produktų. Vėlgi turbūt į pagalbą, gal ne šiandien, ne rytoj, bet artimiausiu metu ateis ir skaitmeniniai sprendimai ir būtent naudojant duomenų analizę ir skaitmeninius sprendimus turbūt pavyktų sumažinti naudojimo augalų apsaugos
produktų kiekius ir efektyviau kontroliuoti ligas. Būtent tokį lūkestį turi ūkininkai iš Prancūzijos. Kitas klausimas, kiek mes esame atviri toms inovacijoms. Tai susumavus visus atsakymus, beveik 1/5 dalyvavusių apklausoje pasisakė, kad jiems nieko nereikia ir jie nesiruošia keistis. Bet džiuginantis yra procentas, per 70% žmonių jie pritarė ir optimistiškai žiūri, kad šitie nauji metodai galėtų pakeisti ūkininkavimo praktikas. Pakalbėkime apie vieną iš jų. Šiandien tai yra gal daugiau teorinė galimybė, nes registruojant augalų apsaugos produktą nėra skirtumo, ar purškiamas visas plotas 100%, ar purškiamos, sakykime, vagos, eilutės arba herbicidų atveju kažkokia konkreti piktžolė. Bet aš manau, kad tai tikrai yra ateities sprendimas, ypač pirmiausia gali būti pritaikoma tom kultūrom ir tiems augalams, kurie yra auginami vagutėmis arba eilėmis, kad purškiant tik ten, kur reikia, o visą kitą galbūt dirbant mechaniškai, arba yra jau tokie gamybiniai bandymai, kuomet nuskanuojamas laukas ir purškiama tik toj vietoj, kur auga ta konkreti piktžolė ir naudojant tą konkretų herbicidą. Bet dar kartą pasikartosiu, registracijos procese tai kol kas įtakos neturi, ar purški lauko ten 30% ar 100% įtakos sprendimams neturi. Pakalbėkime apie skaitmeną. Irgi yra toks procesas, inicijuotas pramonės ir šiuo metu yra keičiamas augalų apsaugos produktų ženklinimo reglamentas. Dėl jo turėjo būti nubalsuota gegužę, tada liepą, tada spalį ir dabar tikimės, kad sprendimas bus gruodžio kitą savaitę. Šitas reglamentas be tokių keistų dalykų, kaip pavyzdžiui, augalų apsaugos produkto etiketėje atsiras tokia vaivorykštinė schema. Jeigu kas pirkot šaldytuvą ar televizorių, turbūt matėt, kad pagal tas spalvas yra nustatyta energetinė klasė. Bet visi šaldytuvai šaldo ir mes galim lyginti juos pagal energetinę klasę, arba visi televizoriai rodo kažkokį vaizdą, irgi galim lyginti. Bet jeigu, sakykime, augimo reguliatorius bus žalioj zonai, o insekticidas bus raudonoj zonai, tai jūs nepirksit augimo reguliatorius dėl to, kad jisai žalioj zonai, nes jums reikia insekticido. Tai aš iš tikrųjų tos logikos nematau, kam šita vaivorykštė bus reikalinga etiketė, nes etiketės ir šiaip yra labai perkrautos, sunkiai įskaitomas, bet tokia yra politikų valia. Ir dar turiu pabrėžti, kad apie 70% biologinių produktų patenka į tą blogąją kategoriją, į D kategoriją. Tai iš principo, man tai trūksta argumentacijos, kodėl šitos vaivorykštės reikia. Bet be tokių keistų dalykų, tame reglamente yra nuostata, kad iš pradžių buvo manoma nuo 2026 sausio 1 dienos bus augalų apsaugos produktų skaitmeninės etiketės. Dabar, kaip suprantate, procesas užsivilkino. Dabar manoma, kad nuo 27 metų bus galimybė naudotis augalų apsaugos produktų skaitmeninėmis etiketėmis. Ir pramonė inicijavo tokį projektą, kuris vadinasi AgriGuide. Iš tikrųjų, projektas yra atviras visiems naudotojams. Galima jungtis, tartis ir kurti, skaitmeninti jau esančias etiketes. Kaip ir prieš tai matėte schemoje tokį ratą, gal aš sugrįšiu, nes jisai aiškesnis turbūt yra. Tai mes kol kas kalbame apie pirmą ir antrą etapą. Tai yra dabar popierinių etikečių suskaitmeninimą ir esant reikalui jų atnaujinimą. Turbūt man yra tekę matyti Lidl
kaip keičiasi kainos, ten tiesiog įeini į parduotuvę ir jeigu pataikė ant tam tikro momento, visos kainos užtemsta ir staiga atsinaujina tos etiketės. Tai skaitmeninė etiketė irgi leis, esant reikalui, greitai atnaujinti etiketę ir nereiks perspausdinti, perženklinti ir procesas bus greitesnis. Bet kaip suprantate, turint duomenų bazę, atsiveria visos kitos galimybės ir galima integruoti su purkštuvais, galima nusistatyti žemėlapius, kur yra purškiamos zonos, kur nepurškiamos, galima susijęti su žurnalų pildymu, su duomenų teikimu, bet čia yra visiškai kiti etapai ir šitam etape tikrai apie tai mes nekalbame ir tolesni sprendimai tikrai priklauso ne nuo pramonės, bet priklauso ir nuo vartotojų požiūrio, ir nuo institucijų intencijų reguliavimo. Tai tiesiog paminiu, kad tokios galimybės yra, bet kol kas mes esame pirmam, antram etape. Tiksliau, pirmam etape šiuo metu yra vykdomas netgi pilotinis projektas. Lietuvoje yra suskaitmenintos iš 500 produktų tik tai šiuo metu 7 etiketės. Ir tai yra toksai pilotinis projektas, mokymosi pratimas, nes skaitmeninant visą atrandama kažkokių klaidų, netitikimų, nes dirba didelė komanda ir programuotojai yra nekalbantis lietuviškai. Tai yra dar papildomas iššūkis sužiūrėti, kad būtent būtų taip, kaip mes kalbame lietuviškai, rašome. Tai va, čia yra keli tokie screenshotai, kalbant lietuviškai. Ir tai yra aplikacija, kuri gali būti jūsų kompiuteryje ir gali būti jūsų telefone. Yra galimybė, kad jinai veikia turint internetą ar neturint interneto, parsisiuntus į įrenginį tam tikras etiketės ir tada galima paieška ir taip toliau. Jeigu kam nors yra labai įdomu, su manimi yra kolegė Greta, jinai yra Agrigaido šeimininkė šiuo metu pas mus ir gali tiesiog parodyti arba kompiuteryje, arba telefone, kaip tai praktiškai atrodo. Pakalbėkime apie tokį kitą naujovę, kitą įrenginį, tai yra uždaro ciklo sistema. Šita sistema yra pripažinta Europos komisijos kaip labai reikšminga mažinant augalų apsaugos produktų riziką, bet tai iš esmės yra kamštelis. Šitas kamštelis yra magiškas, sakykime taip, specialus labai, nes neatsukus bakelio galima ištuštinti turinį ir nebūtinai visą bakelio, o tik tam tikrą kiekį. Ir priklausomai nuo įrenginio gamintojų, veikimas yra pagristas gravitacijos, spaudimu arba siurbimu, nes rinkoje yra ne vienas gamintojas, yra keli gamintojai ir pagal tai jie yra sukūrę technologiją. Mes iš tikrųjų nepropaguojam nei vieno gamintojo, tiesiog pristatom, kad yra tokia technologija ir jeigu jums įdomu, aš galiu persiųsti per rankas butelius. Šituose buteliuose nieko nėra buvę, jie nauji švarūs, tai galite laisvai be pirštinių pasižiūrėti. Iš tikrųjų nutiko gyvenimas, nes mes turėjome planą jums gyvai parodyti šitą įrenginį, kaip jisai veikia, bet paskui pamatysit, kad mes turim sprendimą, kaip jūs galite pasižiūrėti apie tai. Ir kolegos atliko tokį tyrimą, įvertino, ar yra įmanoma tarša, ar kokia būna tarša naudojant šitą įrenginį. Tyrimas buvo atliekamas 3 valstybėse, tai yra Ispanija, Prancūzija ir Vokietija. Buvo tyriami 2 skysčiai, pasižymintis skirtingom cheminiam savybėm ir pasidžiaukime rezultatais. Čia nuotraukoje per vidurį matote bakelio užpildymą naudojant tą uždaro ciklo sistemą ir čia yra paprastuoju būdu. Tai kaip matot, vis tiek neišvengiama yra ir tokie nulašėjimai ant bakelio ir apsitaškimai ant operatoriaus rūbų. Tai šita sistema, kuri matote prie traktoriaus primontuota,
apsaugo taškinės taršos, nuo taškinės taršos 99,8%. Net nepadaru tokį skaičių minėti, bet tą rodo duomenys. Ir vėlgi pasikartosiu, kad Europos komisija šitą technologiją yra labai gerai vertinusi kaip operatoriaus rizikos mažinimo priemonė. Šita sistema jau yra naudojama Jungtinėje karalystėje. Kai Jungtinė karalystė pasitraukė iš ES, turbūt atsikratė tų biurokratinių varžtų ir viskas pas juos yra žymiai greičiau ir paprasčiau. Tai ši sistema ten yra naudojama. Vokietijoje tai ūkininkai yra skatinami laisvanoriškai naudoti tokią užpildymo sistemą. Nyderlanduose buvo toks valinis sprendimas, kad nuo 26 metų Liepos 1 dienos visi ūkininkai ar visi augalų apsaugos produktai galės būti tiekiami rinkai būtent tik su tokiais kamšteliais. Tačiau po rinkimų pasikeitus politiniai daugumai Nyderlanduose šito tokio griežto sprendimo buvo atsisakyta ir dabar yra tikimasi, kad šita sistema ateis iki mūsų visų iki 30 metų. Greičiausiai tas perimas bus laipsniškas, pirma vieni produktai, paskui kiti, bet tokio griežto reikalavimo nėra. Ir kaip jau sakiau, kad mes turėjome planą jums parodyti tą įrangą, kaip jinai veikia, bet dėl objektyvių priežasčių to padaryti negalim, tai kviečiu nueiti į youtube.com, susirasti mūsų asociacijos pavadinimą ir ten bus įrašas. Demonstracija vyko praeitoj Agrovizijoje, kalba apie sistemą jos kūrėjas ir labai profesionalus ekspertas. Tik nenustebkite, kad vyro balsas yra įgarsintas moters balsu dėl to, kad yra sinchroninis vertimas. Tai įrašas yra apie valandą laiko, tai kam įdomu, tikrai kviečiu pasižiūrėti ir pasinaudoti progą. Aišku, mes to įrašo neišimsim, jisai guli ir gulės, jeigu ne šiandien, tai poryt ar po mėnesio galite, bet tiesiog prisiminkite, kur yra tokia paskaita ar seminaras. Nuo kamštelių pakalbėkime apie pakuotės. Aš matau, kad kai kas pasiėmė, kas nepasiėmė, tai kviečiu pasiimti tą lankstinuką, jeigu įdomu. Ir iš karto turiu atsiprašyti, kad visa mūsų šiandien atvežta jums spausdinta medžiaga yra paženklinta mūsų senų logotipų ir senų pavadinimų, bet mes tą darom specialiai, kaip specialiai, manom, kad yra per maža priežastis perspausdinti visą spausdintą medžiagą dėl to, kad pasikeitė pavadinimas, turinys nepasikeitė, kaip pasakau, klasika yra klasika visur. Tai jau atsiprašau už seną pavadinimą, bet pataupykim medžius visi kartu ir čia, tokia smulkmena, dėl ko nereikia perspausdinti. Ir kitas leidinys yra irgi su senu pavadinimu, bet saugos priemonės ir saugos patarimai nesikeičia. Tai mes turime pakankamai daug, kviečiu pasiimti ne vieną ir ne du, kad galėtumėt ir pasidalinti su kolegomis. Tai kalbant apie pakuotės, prieš 11 metų jau dabar asociacija pradėjo tokį pilotinį projektą skatinti ūkininkus išskalauti pakuotes ir juos surūšiuoti į atskirus maišus ir priduoti atliekų tvarkytojai. Projektas prasidėjo vienam rajone, Kaune, dabar yra paplitęs po visą Lietuvą ir bet kuris Lietuvos ūkininkas, jeigu sutinka su sąlyga, kad pakuotė turi būti išskalauta ir išdžiovinta, gali priduoti pakuotes nemokamai. Čia yra keli gerieji pavyzdžiai ir tiek mūsų jau praktika pilotinio projekto metu surinkta, tiek kolegų iš Europos. Tai gali padaryti ir dideli, ir maži, ir Lietuva, ir Graikija, ir Vokietija, ir Prancūzija, ir Lenkija. Ir jeigu išgirsite dejonės, kaip čia sunku ir neįmanoma, tai yra netiesa. Ir šių metų rugsėjo pabaigoje buvo priimtas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuris įgalino pakuočių tvarkytojus
šitas pakuotes tvarkyti atskirų srautų. Ir kaip dabar eina tokia reklama žalio taško, gal matėte, kad nereikia cukraus sumaišyti su druska ar ten panašiai. Tai mintis yra tokia, kad tai yra vienalytės pakuotės, tai yra iš HDPE plastiko pakuotės pagamintos ir jos yra puikiai perdirbamos, todėl jų nereikėtų sumaišyti kitame atliekų sraute. Tai dėl to yra įvedamas atskiras augalų apsaugos produktų pakuočių srautas. Šitas pakeitimas dar yra neįsigaliojęs, jis įsigalios kitų metų balandžio 1 dieną. Šiek tiek, aišku, vidury metų įneša sumaišties, nes atliekų tvarkytojai turi pasirašyti sutartį iki gruodžio 1, kitiems metams iki gruodžio 1. Tai vat aiškiname su aplinkos ministerija, kaip čia tą vidury metų įsigaliojimą jie sutraktuos ir kaip bus įgyvendinta šita nuostata. Ir kodėl viso to reikia, nes Europoje priimtas pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas, kuris įsigalioja tiesiogiai visose ES narėse. Irgi šito reglamento atskiros nuostatos turi atskiras įsigaliojimo datas, jis dar visas nėra įsigaliojęs, tačiau yra labai aiški žinia, kad iki 30 metų rinkoje gali būti pateikiamos tik 95, 80 ar daugiau negu 70% pakuočių, kurios yra perdirbamos, o nuo 38 metų tik tai A ir B klasės pakuotės, tai yra jos turi būti surenkamos ir perdirbamos daugiau negu 80%. Ir kitas straipsnis numato reikalavimus, kad pakuotėse būtų perdirbto plastiko. Šiandien yra brangiau naudoti perdirbtą plastiką pakuotėje negu tą virgintą, naujai susintetintą plastiką, nesusintetintą, pagamintą iš naftos, bet siekiant mažinti plastiką rinkoje yra nurodymas irgi laipsniškas iki 30 metų 10%. Čia kalbu apie mūsų pakuotes, tai būtų B punktas, o nuo 40–25% pakuotėje turi būti perdirbto plastiko. Tai taip mes atrodome kitų šalių kontekste, pas mus atskirų srautų kol kas surenkama labai mažai. Prašau. Kiek procentaliai yra brangiau pagaminti tą pakuotę iš perdirbto? Šiaip negaliu aš šito skaičiaus atsakyti, nes nežinau. Bet brangiau. Dėl to, kad jeigu kalbėti apie technologiją, tai jisai turi būti ten išvalytas, iškaitintas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai skaičių pasakyti negaliu, bet tikrai nemeluoju, kad yra brangiau. Tai va, ir čia yra kontaktai. Jeigu jūsų rajone ar regione būtų ūkininkai, kurie pasiryžtų išskalauti pakuotės ir sudėti į didmaišius ir priduoti nemokamai, tai visada galite kreiptis į mus. Labai toksai gražus pavadinimas projekto buvo Skalauk teisingai. Tai, manau, prisiminsit ir jeigu tik tai kyla kažkokių klausimų, visada galite kreiptis į mus ir mes pabandysim suorientuoti ir patarti. Pakalbėkime apie kitą inovaciją - robotus mūsų laukose. Šita nuotrauka viršui nėra iš Lietuvos, bet šita nuotrauka apačioj yra iš Lietuvos. Ir šitas dvi nuotraukas skiria mažiau negu 80 metų. Tai dar mūsų laukais tokie robotai humanoidai nelaksto, bet jau yra vienas kitas robotas, kuris užsiima ravėjimu, dirvos purenimu ir panašiai. Ir vėlgi pasiremsiu tuo pačiu tyrimu Prancūzijoje, kad kol kas technologijų plėtra riboja jų kainą. Pakalbėkime apie mano jau minėtas genų žirklės arba naujasias genominės technologijas. Tai iš esmės yra
kalbant paprastai, technologija, kuri leidžia knygoje rasti vieną praleistą raidę arba vieną netokią raidę ir ją pakeisti arba įdėti. Ir tas augalas arba tas organizmas, atliekant takos kaitą, nesiskiria nuo nuo tradicinės selekcijos būdais išvestų augalų. Tai tam, kad sukelti mutagenezę, tradiciniai selekcijai naudojama arba tam tikri cheminės medžiagos arba radiacija ir tada kryžminami individai ir atrenkami tam tikri požymiai. Dabar, kai atsirado galimybė nuskaityti genomą ir tikslingai išvesti vieną ar kitą požymį, tai genų žirklių technologija leistų žymiai greičiau sukurti veisles. Nešneku ten tos jau litanijos pristaikyti prie klimato kaitos, vengti maisto švaistimo, nes, pavyzdžiui, jeigu prapjaunat obuolį ir jis pradeda ruduoti. Ir toksai jau pabuvęs, parudavęs obuolys nebėra toksai atraktyvus ir atrodo nebeskanus valgyti. Tai iš tikrųjų tam tikri fenoliniai junginiai oksiduojasi ir tą galima labai paprastai išspręsti išjungus vieną geną. Tai va, tokios yra perspektyvos, bet Europa atrodo šitaip, kad daugelį pasaulio šalių jau šita technologija yra taikoma ir gal girdėjot netgi taikoma žmonių gydymui. Yra tokia pjautuvinė anemija, kur yra pakitę eritrocitai ir žmonės kenčia nuo deguonies trūkumo ir nuolatinio dusimo pojūčio. Tai vėlgi šitą labai gerai pataiso genetikai su šita technologija. Šiuo metu Europoje gal jau 4 metai yra deramasi dėl reglamento ir vakar tokias išgirdau gana tokias negeras žinias, kad iš principo dėl to reglamento gal ir susiderės, bet bus prikaišėta tiek pagalių į ratus, kad ta mašina nepajudės iš vietos. Iš principo kaip ir reglamentą turėsim, bet bus tiek daug kliūčių, saugiklių ir viso kito, kad tos technologijos iš principo negalės būti vystomos Europoje. Dronai. Technologija, apie kurią labai daug kalbama. Ir šiandien turiu pasakyti oficialiai, kad purškimas iš drono yra prilyginamas purškimui iš orlaivio. Tai reikia ir vienkartinio leidimo, ir turi būti produktas registruotas purškimui iš oro. Šiuo metu yra vienas produktas, Forai, bakterinis preparatas skirtas miškų purškimui, bet mes visi gyvename realybėje ir tiek jūs, tiek aš žinome, kad tai yra daroma nelegaliai, kai kurie dalykai. Ir dažnai sulaukiu klausimo, o koks skirtumas, ar traktoriaus sija, ar ten dronas. O skirtumas, nesigilinant dar giliau į detalės, vienas ir labai paprastas. Traktoriaus bačkoj yra 300 litrų, 400 litrų, 700 litrų hektarui išpurškiama. Čia yra purškiama koncentruotas produktas. 7 litrai, 20 litrų hektarui. Ir dronistai tai pateikia kaip didelį privalumą, kad yra mažai vandens, taupomas vanduo, bet supraskime, kad yra purškiama koncentruotas tirpalas. Ir tada prasideda visi fitotoksiškumo dalykai, padengimo dalykai, efektyvumo dalykai ir taip toliau. Šita technologija yra labai sparčiai vystoma Azijoje, bet Azijoje yra perėjimas toksai nuo nugarinių purkštuvų į purškimą dronais. Tai įsivaizduokit operatorius, kuris vaikšto toj dulksnoj, jam yra žymiai saugiau purkšti iš drono, nepaisant ten tų visų driftų ir viso kito. Pas mus, kai mes turime modernius traktorius su uždara kabina ir atskira oro cirkuliacija, tai perėjimas iš drono kažkada įvyks tam tikrų problemų sprendimui. Pavyzdžiui, kai turime labai aukštus augalus, kada yra drėgna, negalima įvažiuoti į lauką, kada yra, sakykime, Sosnovskio barščių naikinimas saugomose teritorijose arba prie vandens, kur su traktorium fiziškai neįvažiuosi, tada gali žmogus tik su nugariniu purkštuvu eiti, tai vietoj to geriau tegul dronas skrenda. Tai yra daug dalykų, į kuriuos reikia rasti atsakymų ir atsakyti. Kažkada, manau, tai bus.
Ir suvaldžius tas visas mano išrašytas grėsmes, tai turbūt pirmiausia bus panaudojama kažkokiam taškiniam purškimam. Vėlgi tai yra greitis, galima purškimą atlikti greitai ir aišku su mažesnėm sąnaudom. Bet ar tai yra saugu, ar tai yra efektyvu, žodžiu, reikia rasti atsakymus į šitos klausimus ir visų pirma reikia turėti formulaciją, kuri yra tinkama purškimui iš drono. Gera žinia ta yra, kad Danijos kompanija Agrolab jau yra gavusi leidimą atlikti gepinius bandymus šitai technologijai. Tai gyvenimas nestovi vietoj, manau, kad po kelių metų šita technologija tikrai bus įteisinta ir bus Lietuvoje, bet kad bus čia masiškai pakeis traktorius, aš tikrai tuom netikiu. Ir mano žadėtas tas priminimas senos informacijos, tikiuosi gal auditorijoje yra vienas kitas žmogus, kuris dalyvavo TOPS akademijoje ir studijavo, gal jūs dalyvavot, ne? Studijavo vandens telkinių apsaugą purškimo metu labai nuodugniai. Jeigu ne, tai siūlau pasinaudoti informaciją, kur yra CropLife Europe tinklapyje. Informacijos šaltiniai pažymėti baltai yra anglų kalba. Ir vėlgi prašau tokios tolerancijos, kad ta medžiaga yra sudėta sena, 8 metų senumo ar dar daugiau. Ir jeigu pamatysit oranžinę piktogramą, tai nereiškia, kad visi yra kvailiai ir nesupranta, kad dabar kitaip mes produktus ženklinam. Tiesiog yra to laikmečio informacija, bet klasika nesensta. O mėlynai pažymėti informacijos šaltiniai yra mūsų tinklapyje ir yra lietuvių kalba. Matau, kad dar turiu kelias minutės, tai galime kartu prabėgti tą senesnę informaciją. Tai surasite informaciją apie taškinius taršos šaltinius, apie išsklaidytą taršą. Ir nesusilaikiau ir noriu priminti, kad gyvenimas vystosi ir kuo technika darosi sudėtingesnė, tuo mums visiems reikia būti protingesniems ir turėti daugiau žinių. Vandens telkinių apsauga, vėjo greitis, judėjimo greitis, lašelių dydis labai svarbu. Čia tuose mano nurodytos informacijos šaltiniuose rasite skaičiuoklės, į ką atkreipti dėmesį. Ir pagrindiniai turbūt dalykai, su kuo visada turime skaitytis, tai yra vėjas, vėjo greitis. Nėra gerai purkšti, kai yra visiškai ramu ir nėra absoliučiai jokio vėjo. Tada atkreipti į temperatūrą. Negalima purkšti nei kai labai šalta, nei kai labai karšta. Ir santykinio oro drėgmė. Jeigu oras labai sausas, irgi šitas lašelis iki kol pasieks taikinį, jisai gali išgaruoti. Tai jeigu, čia rašo mano kolegos, jeigu negalite laukti, purkškite stambiais lašeliais žemai ir lėtai. Padengimas augalo ir lašelių dydis paprastai būna nurodytas kiekvieno produkto etiketėje ir gamintojas atlikęs efektyvumo bandymus rekomenduoja, kokio stambumo lašeliais purkšti, bet yra tokie klasikiniai patarimai, koks lašelio dydis fungicidam, insekticidam ar herbicidam yra geriausias. Visą šitą rasite tose mano paminėtose nuorodose. Sijos ir paskutinis purkštukas, jeigu jis yra su nukirstu konusu, irgi yra dulksną mažinantis, nedulksną užnašas, turbūt lietuviškai reikėtų sakyti. Tada sijos aukštis, kuo yra aukščiau sija, tuo jinai gali judėti į šonus, kas yra nepageidaujama. Ir magiškas trikampis, tai yra ūkininko elgesys, įranga ir ūkio infrastruktūra. Jeigu mes vienoje pusėje šlubuojam, tai kitoje pusėje turim pasitempti. tą trikampį galiu paaiškinti su valymo priemonėm, nes turbūt visi namuose užsimam namų valymu. Tai
Jeigu turite mažiau agresyvę valymo priemonę, tai reikia daugiau laiko ir intensyviau šveisti. Jeigu turite agresyvesnę valymo priemonę, tai ne taip stipriai ir ne taip ilgai reikia šveisti. Tai tas magiškas trikampis, jeigu vienoje pusėje sušlubuojam, tai kažkas kita sija turėtų ištempti. Na ir pabaigai, turbūt kiekvienam iš jūsų noriu užduoti klausimą ir kad išsineštumėt pamastymui ir namų darbams. Ar iš tikrųjų mums pavyks iki 29 metų sumažinti biurokratiją? Ar mes sugebėsime atsisakyti kažkokių mitų ir legendų, kurios ypač socialinių tinklų laikais sparčiai plinta ir dauginasi, sakyčiau taip, ar turėsim jėgų pasitikėti mokslu ir atsisakyti sąmokslu. Ir turbūt visiems mums yra toksai būtinybė šiais laikais mokytis visą gyvenimą. Nereiškia, kad baigiau universitetą, uždariau duris ir daugiau nieko nematau, kas vyksta aplinkui. Technologijos keičiasi labai greitai. Ir norint ją suprasti, kažkiek dalyvauti tame, reikia mokytis kasdien ir labai džiaugiuosi, kad tą jūs šiandien ir darot. Tai ačiū už dėmesį ir jeigu turit pastabų, kritikos, klausimų, prašau. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra problema sisteminiai insekticidai ir turbūt Sevanto Energy buvo registruotas paskutinis, bet jisai registruotas labai siauram augalų spektrui. Yra norai ir ketinimai registruoti platesniam augalų spektrui, bet, kaip mūsų premjerė sako, Lietuva kartu su Danija taiko nacionalinius, taip vadinamus fokus modeliavimo įvesties kriterijus. Ir dėl tų kriterijų dalis medžiagų nepraeina rizikos vertinimo. Tai būtent to produkto registracija buvo padaryta ten, kur jinai yra įmanoma padaryti, o platesniam augalų spektrui to padaryti nebuvo įmanoma. Ir kitas dalykas, kad vertinimo etape labai numažina naudojimo normas ir tada iškyla rizika arba labai sparčiam rezistentiškumo išsivystymui, arba apskritai, kad tas produktas bus neefektyvus. Ir dėl to atsiranda kompanijų sprendimo priėmėjo tarpe toksai atsargumas. Bet mes tą klausimą keliam gal jau turbūt kokie 2 metai, jau 4. ministras yra informuotas apie tai, kad tai buvo padaryta klaida 2010 metais ir mes turėtume ištaisyti tą klaidą, nes, kaip sako kolegos Danijoje, pas juos sprendimas būtent taikyti tokius kriterijus buvo ne mokslinis, bet politinis. Tai jeigu yra siekis sumažinti žemės ūkiui ar intensyvumą, ar šiaip žemės ūkio plotus, tai priimtas toks politinis sprendimas ir Lietuva tą politinį sprendimą nusikopijavo. Tai mes apie tai šnekam jau kuris laikas, bet sprendimo dar vis nėra. Kiek aš žinau, yra duota užduotis Lietuvos geologijos tarnybai atlikti analizę, tyrimą ir pateikti rekomendaciją, ar tų sprendimų, tų papildomų reikalavimų bus atsisakyta ar ne. Jeigu jų bus atsisakyta, tai aš galiu pasakyti, iš karto turbūt į rinką ateis kokie 7, 8, o gal 10 produktų, bet jeigu jų nebus atsisakyta, tai gyvensim su tuo, ką turim. Bet sprendimas yra turbūt ministerijos, augalininkystės tarnybos rankose ir jie pasitelkia geologijos tarnybą ir aplinkos ministeriją. Mes priežasčių tuos kriterijus tęsti nematom, bet mes nesam tie, kurie sprendžia. Aš norėčiau dar dėl vėjo greičio, nes toks greitis buvo, kai buvo labai sena technika, po to jau buvo 5-7 metrai per sekundę vėjo greitis ir realiai su ūkininkais, kai kalbam, mūsų stotelę stebim, tai toks vėjo greitis labai retai būna, tai realiai mūsų visi ūkininkai yra nusikaltėliai šito požiūriu.
Ir ar nebus, kadangi nauja technika, visos technologijos, visokios galimybės, kad ten gali vos ne per vėtrą purkšti, o turi purkšti, kai yra 3 metrai per sekundę, tikėti parašyti. Tai gerai, kad atkreipė dėmesį. Iš tikrųjų, kaip ir šitoje skaidrėje matėte, kad yra vėjo greitis ir traktoriaus judėjimo greitis irgi labai svarbus. Kuo labiau vėjuota, tuo turi lėčiau važiuoti, kuo mažiau vėjuota, tuo greitis gali būti didesnis. Bet nuoširdžiai pasakysiu, kad mes nei iš vieno ūkininko ar kompanijos ar konsultanto nesulaukėm tokios pastabos ir ačiū, kad jūs atkreipėte dėmesį. Mes galime inicijuoti diskusiją su augalininkystės tarnyba, su Žemės ūkio ministerija ir inicijuoti pakeitimus, nes nuoširdžiai sakau, iš jūsų girdžiu pirmą kartą, kad toks pakeitimas yra reikalingas ir kaip tik šiuo metu yra turbūt ruošiamas augalų apsaugos produktų naudojimo tiekimo rinkai ir taip toliau, ilgas pavadinimas taisyklių pakeitimas, tai remiantis tuo mes galim pasiūlyti tokį pakeitimą. Aš galvoju, prieš gal 4 metus atsirado vėl, nes prieš tai jau buvo 5 ir 7 metrai per sekundę ir kažkoks atsirado naujas pakeitimas ir vėl į 3 metrus. Visi ūkininkai per kursus, kaip pasakai, jie visi pašiūrė. O turėtų būti 5-7, kaip man atrodo? Nes realiai toks vėjas. Bet čia, jeigu įrašysim, bet jeigu įrašysim jau ne 3, 5, 7 metrus, tai bet ne visi turi tos šiuolaikiškus išmaniosius purkštuvus ir ne visi kaitalioja ten atitinkamai purkštuvus ir renkasi, turi tradicinius ir dabar sakys, galiu važiuoti dalykai. Bet tai čia, žinot, yra mūsų visų darbas sugalvoti, kaip parašyti. Jeigu tu važiuoji su senu, tai tau ten 3 metrai. Jeigu turi kažkokią pažangesnę techniką, tai gali būti 7. Bet iš tikrųjų girdžiu tą problemą pirmą kartą. Tai mes galime inicijuoti svarstymą, nebūtinai, kad čia ir dabar bus pakeista. Čia tiesiog reikia pradėti kalbėti apie tai ir galbūt po metų tas pokytis įvyks. Nes jeigu giliau tikrintojai pasižiūrėtų, kaip Rimas sako, žurnale, pasižiūrės pagal hidrometeorologijos tarnybos duomenis, koks apytikrai vėjo greitis toj vietovėj ir jis bus kaip pažeidėjas teisės akto. Dažniausiai būna ten tas, kokie purkštukai. Pagal purkštukai galėtų būti tas greitis žiūrimas. Kaip ir yra dabar toks atstumas nuo vandens telkinių, kad yra purkštukai parašyti kokie. Ir čia galėtų būti įvestas. Manau, kad taip ir tiesiog teisės akte neaprašysi visų gyvenimo sąlygų. Tai turi būti kažkoks lankstumas nuo iki ir sakyti, jeigu taip, tai taip, o jeigu taip, tai taip. Ir tada labiau pasitikėti to ūkininku, kuris turi įsivertinęs visas sąlygas, oro sąlygas, turimą techniką, purškiamą produktą, priimti geriausią sprendimą. Tai to turbūt pasitikėjimo trūksta ir aš visiškai sutinku, kad visų gyvenimo sąlygų neprašysi teisės akte, bet kad reikia lankstumo, tai ačiū Jums už tą atkreipimą dėmesio ir tikrai mes pasidomėsim. Tai ačiū už galimybę pabūti su Jumis, kviečiu pasiimti tiek kvapukus, tiek spaudą.